Kviečiam visus susirinkusius šį vakarą, į šitą vakarą paminėti mūsų klubo turnyro 20 metų jubiliejų. Ir aš esu tvirtai įsitikinusi, kad mes tikrai jūsų šiemet neapvilsime, pasistengsime, kad tas turnyras praeitų kuo sklandžiau. Ir jau pradedant nuo šio kalėdinio vakarėlio. Taip pat šitas turnyras turi naują direktorių. Tai yra Aidas Valiukevičius. Dabar, sako turnyro direktorius, šiandien direktorius, algos negaunu, viskas iš idėjos, iš meilės tenisui ir tokio noro bendrauti. Jeigu kalbam apie turnyro generalinį rėmėją, tai šiemet pristatom naujas mūsų rėmėjas, jūs jau tinklalapių matėt. Tai yra mano vaikystės draugas Darius. Ir dabar žodį perduodu tada Neodentą, savininkui, direktoriui Dariui. Prašau. Man labai malonu dalyvauti šitam judėjime ir malonu prisidėti su parama. Ir manau, kad kitais metais mes irgi gal patys žaisim ir dar atvesim kitų žaidėjų, naujų rėmėjų. Labai smagu, kad jūs visi atvykote čia kartu švęsti šį kalėdinį vakarėlį su Kauno teniso klubo rėmėjais. Rėmėjai Vero Cafe ir Vyno klubas mielai sutiko pasidalinti su jumis savo profesionaliomis žiniomis apie jų teikiamą produkciją. Marškinėlius Kauno teniso klubo, su kuriais labai norėtume, kad kai vyks Kauno teniso klubo varžybos, su jais ir dalyvautume.